Sveiki, esu Edvardas Tamošiūnas, savo kūrybinį kelią atradau stebėdamas tiesiog pasaulį. Labai paprastai, tu tiesiog žiūri, dairaisi, pastebi kažkokius dalykus ir kadangi pats esu fotografas, tai pirmiausia mano tas pastebėjimas pradėjo reikštis nuo stebėjimo šviesos. Visgi tai fotografija yra. Man labai įdomus dalykas studijos. Iš esmės labai pakeitė mano požiūrį apskritai į mokslą kaip į instituciją, tai tą vietą, į kurią tu ateini gauti žinių. Lyginant po mokyklos, tai studijos man buvo toks didžiulis atradimas, tai pirmiausia vien dėl to, kad dėl bendravimo, dėl pačių žmonių ir požiūrio į patį žmogų, į tą studentą vadinamą. Ir kada tas ryšys tarp studento lyg ir turėtų būti kažkokios kaip ir tokios žirklės, jų tenais nebuvo. Ir tai mane be galo sužavėjo, paveikė ir nuo to pasidariau tik tais labai žingeidus. Tiesiog stengiausi gerti viską, ką man ten galėjo pasiūlyti ir duoti. Taip, analoginė pati fotografija, jinai iš tikrųjų beveik čia visą gyvenimą lydėjo. Ir netgi pirmiau turėjau analoginį fotoaparatą negu kad skaitmeninį fotoaparatą. Ir tiesiog tas toks kažkoks, jinai tiesiog traukė mane. O vėliau jau, kadangi daugiau dirbau kaip iš profesinės pusės, stengiausi teikti dirbau paslaugų sferoje, tuomet truputėlį buvo pertrauka, iki kol atsidūriau fotografijos muziejuje ir staiga pradėjo aktualizuotis tas analoginės fotografijos, atsirado visokios dirbtuvės, bendravimas su žmonėm, kuriančiai žmonėm, kurie dirba tomis technikomis ir nenori prisiliečiau. Ir kaip paprastai fotografija, šviesa, kažkokios tokios abstrakcijos gaunamos tos technikos, kurią tu pasiemi, jos tiesiog labai sužavėjo ir patiko man. Kas labai įdomu, tai dar tos pačios studijos, kuriuose studijavau, buvo mistinė istorija, kad man pasiūlė atlikti praktiką Šiauliuose pas žmogų Rolandą Parafinavičių. Ir kai mes su juo susitikom ir pasakiau, kad man jūs rekomendavo, jisai pasakė, kad sako, aš niekada nebuvau priėmęs jokių studentų, sako, nesuprantu, kodėl iš vis mane rekomendavo. Ir jau toks buvo kaip ženklas. Na ir tada atlikinėjau praktiką fotografijos namuose. Ir su šia praktika tiesiog pradėjau trauktis natūraliai visą tą veiklą, kuri vyko Šiauliuose tarp fotografų bendruomenės. Tai manau, kad įgytomis žiniomis, kurias tu įgauni, jos niekada nebuvo atėjusios tiesiog iš niekur. Aš kažkur kreipiausi, man kažkas davė žinias ir lygiai taip pat jaučiu pareigą dalintis žiniomis su kitais. Ir man labai patinka, kuomet tarp fotografų ypatingai yra, kurie nelaiko paslapčių ir jie tiesiog stengiasi dalintis ir palaikyti tą bendrą tobulėjimą, vystymąsi visos tos fotografinės idėjos ir kartu taip skleisti tą mėgavimąsi šviesa, nes visgi tai fotografija. Kad ir kaip būtų tas paslaugų teikimas, jisai vienu ar kitu atveju, jis tiesiog tave apriboja daryti panašiai taip, kaip ir visi daro, nes visgi tai yra paslauga. Ir tuomet tas atsiradimas fotografijos muziejuje, jis leido prisiliesti ir susipažinti su tikrai tais vertingais eksponatais, vertingomis nuotraukomis, susipažinti su darbais, kurie buvo sukurti fotografijos meistrų, Lietuvos fotografijos meistrų. Ir šitai nenori tiesiog įkvepia, tu pradedi pažinti tas asmenybės tiesiog kitaip, ne asmeniškai, bet per jų kūrybą. Ir būtent ši institucija man leido tą, aš esu be galo dėkingas už tai. Nes tiesiog manau, kad neturiu net kitaip kaip ir pasakyti, tiesiog atsakyti ačiū tokiai galimybei, kuri mano gyvenime pasitaikė. Gavau daug patirties, darbinės patirties ir kartu susipažinti su tokiais dalykais, kurie yra ypatingai vertingi.
Pastaruoju metu man labai patinka žaisti su sidabro želatina ir šviesiai jautria emulsija. Vykdžiau savo projektą ir dirbdamas liedamas šviesiai jautrią emulsiją ant stiklo. Na, o šį kartą taip tiesiog pajutau, kad labai noriu paeksperimentuoti su šviesiai jautria emulsija ant popieriaus. Ir pasirinkau gan didelį formatą, ant kurio tiesiog reikėjo ją užlieti. Tai nebuvo tas pats, kas lieti ant stiklo, tačiau tai taip pat yra kažkas tokio naujo, nebandyta. Ir tai technikai pagalvojau, kad visai būtų verta pakalbėti tiesiog taip per fotografiją apie mums visiems žmonėms tokią labai dažnai buityje naudojamą medžiagą, tai yra plastiką. Ir su šita plastiko medžiaga teks susipažinti parodoje, pasižiūrėti, kokius rezultatus gavau ir pamatyti tą rezultatą. Labai įdomus toks klausimas. Manau, kad greičiausiai aš norėčiau netgi pasiūlyti tai, o ne susipažinti, ne tai, kad pasiūlyti kažkokį kūrinį, o labiau susipažinti su pačiu savimi ir stebėti aplinkoje esančią šviesą. Žinau, kad tiesiog gyvenime kiekvieną dieną mes vaikštom pro tas pačias vietas, pro tas pačias gatves. Atrodo, kad jisai visą laiką yra toks pat kaip ir visada, tačiau atkreipti kartais dėmesį į tą šviesos žaismą. Kaip pats esu fotografas, tai mano pats mėgstamiausias ir įdomiausias man dalykas yra būtent stebėti visose vietose, kaip ta šviesa žaidžia su aplinka ir mūsų supančiu pasauliu. Tai būtų, manau, čia toks galbūt prasmingas pasiūlymas atkreipti dėmesį į tai, ir tai būtų tikriausiai geriausias kūrinys, kurį galima skaityti pačiam savo iš mūsų supančios aplinkos.